Gerai, pakalbėkim dabar atvirai ir kiek įmanoma būk savo atviresnis. Tai jeigu tu turi viršsvorį, tu gali sakyti, kad tu jauties gerai ir geras žmogaus turbūt daug. Taip, aš sutinku su tokiais posakiais ir tie posakiai yra sukurti tų žmonių, kad jie turi viršsvorį, nes čia yra lengviausias pasiteisinimas. Taip, tu gali jaustis gerai ir turėdams viršsvorį, aš nieko nesakau. Aš jaučiaus šudinai, bet aš turėjau pasiteisinimą, kad geras žmogaus turbūt daug. Valgau tai, ką noriu, nereik man jokių dietų ir aš taip save apgaudavau. Bet iš tikrųjų yra problema ne viršsvorį, o kokia tu gauni. Viršsvoris tai tik pasekmė, bet problema yra didesnė, kad tu su viršsvoriu ir kenki savo sveikatai. Tiek tu kenki savo sąnariams, tiek tu kenki savo širdžiai, savo kraujotakai, savo odai, visam savo organizmui turėdams viršsvorį. Tad pagalvok, ar tikrai tau verta turėti tą viršsvorį ir kenkti savo visam organizmui. tą problemą tu lengvai išspręstum žengęs vieną žingsnį. Ta žingsnį žinai, kokį reiktų tau žengti, paprasčiausia pakeisti mitybos įpročius. Pakeitė mitybos įpročiai ir tavo visas problemas palaipsniui susitvarka. Tiek svoris nukrent, tiek sąnarių skausmai dingsta, tiek širdies, tiek oda tavo pajaunėj, pagražiai. Ta aš patikėk žinau, tiek tu atsikratysi visokių kenksmingų įpročių. Tad pakeitus vieną įprotį mitybos, tu susitvarkai krūvą problemų ir tave tik skiri vien žingsnis. Parašyk man ir aš tau papasakosiu daugiau.